I would have loved you. Where your inner beauty. I want to love you. I want to really know. No, I've never been on this country before actually, and basically didn't know what to expect. But then, in the other hand, it's so close to Latvia that I knew it's going to be fast. I think the road on this rally it's like 50-50. You have like straights and then junctions and then straights again, these kind of sections. But then you have also more technical, narrow one inside of the forest, which is there's a lot of hidden corners with a lot of bushes and leaves, which you cannot really see. So yeah, I mean, for me it's been so far okay, and well, today the rain will make it very interesting. Yeah, why not? I mean, I don't see any reason why not. I think Estonia has been really well organized. Latvia we will see next week, but I did Latvian rally 10 years ago in European Championship, and it was well organized as well, so I don't really see a reason why not. The beer is cheap, so that's for Finnish spectators, it's very important. But the countryside is nice. I mean, it looks a lot like Baltics anyway, so it looks familiar all the time. It's very green, beautiful, a lot of fields, nothing to complain. Ralis prasidėjo vakar gan gerai mum. Greičio ruožai greiti labai, vietam techniškai reikia turėti daug drąsos važiuoti greituose posūkiuose maksimaliu greičiu. Klaidų vakar nedarėme, tiesiog antrų važiavimų ketvirtam greičio ruože buvo labai didelės provėžos, nes ir kažkurioje provėžai radom kažkokį akmenį ir išlūžo mum galinis ratas. Tai kažkaip pavyko dar labai gerai baigti tą ruožą.
O miestinį ruožą tai važiavam jau lėtai gan, nes ratas galinis važiavo ten, kur jisai norėjo, ne ten, kur mes norėjom. Bet šiaip vakar buvo diena gera, finišavom gerai, laimėjom 4 ruožus klasėje ir su gera nuotaika ėjome miegoti. O šiandien pasitiko mus lietus, tai liūdniau. Šeštam jau greičio ruože, sakykime, šios dienos pirmam turėjom klaidelio, antram greičio ruože pasigavom lietų, tai labai buvo slidu, dingo pasikalbėjimo sistema, tai kas galėjo nutikti, tai nutiko, dar mūsų variklis pradėjo kaist, tai važiuojam kažkaip taip. Šiandien 6-7 taip sausau, bet 8-9 jau tikrai žymiai geriau, tai tikiuosi taip ir šiandien užbaigsim dieną gerai. Šiuo metu jau antra diena ir grįžome po 9 greičio ruožą. Jeigu šnekant apie vakar rezultatus, tai vakar sekėsi neblogai. Porą greičių laimėjome savo įskaitoje, porą buvome ten 5-tukė, iš tikrųjų nuotaikas buvo neblogas ir laikėmės 3-tukė, tai vakar diena nieko blogo nežadėjo, kol neatėjo rytojus. Šiandiena pradėjo lyti lietus, pasidarė labai slidu. Ir 7 greičio ruože stabdant mums pabėgo galas ir pradėjo sukti automobilį ir krito priekis į griovį. Tai kol išsitraukiam tą automobilį, kol visą ką padėjo, aišku, žiūrovai, ačiū jiems. Praradom virš 11 minučių ir mūsų ralis kaip ir baigėsi, nes šiuo metu esame paskutiniai. Right 2 longish, short, slow, 60, right 4 minus, long, keep. Left 3 minus. 200. Right 1 minus over grass, 70. Left 2 extra long, little slow, 100. Right 2 plus long, 60, left 7. Right 0 minus over crest, 100. Viskas, sakyčiau, gerai, greičio ruožai tikrai vakar buvo paprastesni. Šiandien tokie su kaprizais, sakyčiau, ypač antrų kartų važiuojant labai išsimelė vietomis. Konkurencijos tikrai netrūksta, po 9 greičio ruožo telpam visi, man rodos, 3 sekundės gal, 3 ekipažai 3 sekundės, tai sakyčiau, kova fantastiška, ir žiūrėsim, dar ne pabaiga, kaip sakant. Po lietaus su tokia mašina važiuot, bent jau man nėra labai sunku, tas pats, kas ant sausio, tik slidžiau šiek tiek. Šikna, aišku, labiau bėgioja. Reikia tą mašiną prilaikyti, gaudyti, neišleisti labai, nes paskui gali būti nereikalingų reikalų. Kairys 5 tau, į 10 5 neišleid. 20, kairys 1, 30, kairys 0, 40, dešinį 2,5, 30, kairys 4, slidu, 70, dešinys 4, 100, dešinys 1, 120, kairys 2 į 4, 2 į 4, į 10 4, 80, kairys 4,
800, galbūt vadoks apmūkai. 800 čia. Dešinys 3 kart. Į kairį 0, į dešinį 1 ilgą. Kartuoju, dešinys 3 kart. Į kairį 0, į dešinį 1 ilgą. 60 kairys 2. Kairys 2. 150. Kairys 1. 70. Kairys 1. 600. Šikanas iš dešinės. Antru. 600. Dešinys 2,5. Nie? Dešinys 2,5. 800. Tramplinas. 600. Dešinys 0. 200. Tramplinas ir dešinys 1 ilgas. 50. Kairys 1,5 į kairį 5. Dešinys 1 ilgas. Čia 50. Kairys 1,5 į kairį 5. Tramplinas. 600. Klasiai pirmaujam, nes konkurentai visi turėjo techninių bėdų ir kas pasitraukė, kas priversti važiuoti be greito važiavimo, o bendroje įskaitoje galėtumėm geriau būti, bet prisidarėm klaidų. Tai toksai važiuojam, reikia atkentėti paskutinius 4 greičio ruožus. Gal kažkiek dar pavyks paspausti konkurentus dėl absoliučios įskaitos, kad peršokti per porą pozicijų ir būti linksmiem po finišo. Šį ralį pirmą kartą šiemet, kur neturim jokių techninių bėdų, nei smulkių, nei didesnių, viskas tik tai nuo mūsų priklauso. Bet aš galvoju, nematysi to, žinai, arba reikėjo, žinai, pistą ir 5 sekundės gauti, ne 20.